Sveiki, noriu papasakoti apie savisiurbio siurbio vadinamo hidroforo pajungimą prie mini gręžinio. Mini gręžinys skiriasi nuo šulinio šiek tiek pajungimas. Šulinį vožtuvas yra giliai paprastai, viena kryptis vožtuvas, o čia yra prie pat siurbio, kadangi jo kitaip neina padaryti. Ir aš parodysiu, kaip dirbama su tokiu šitą. Matosi šitas vožtuvas. Pasižinok iš šono kažkaip. Va, vožtuvas sukamas į pat siurblį. Dabar svarbiausia paruošti labai gerai tą visą trasą prieš siurblį. Čia yra visada didelis išretėjimas, kadangi vandenį siurblys kelia iš keleto metrų aukščio, iki 8 metrų jisai gali pakelt, iki 8-9, todėl išretėjimas būna gana didelis ir jeigu pridedi ranką prie to siurblio, kai siurbia, tai jis labai stipriai, vos neskausmingai siurbia delną, taip kad išretėjimas didelis. Ir menkiausias nesandarumas, arba to vožtuvo kažkoks defektas nedidelis, sakysim, arba pats vožtuvas blogas, arba ten koks plaukelis pakliuvęs, jį būtinai reikia pasitikrinti prieš dedant, prieš sukant. Į vieną pusę jis visiškai turi uždaryti, į kitą pusę laisvai praeiti. Tai va, jeigu yra kažkoks menkiausias įtarimas, jo dėti negalima, jį reikia tvarkyti arba imti kitą. Čia yra pats geriausias colinis vadinamas vožtuvas ir pagal šitą siurblį jisai geriausiai dirba, kainuoja apie 8 eurai. Prieš sujungiant naudojama 32 vamzdis, pageidautinas 3 mm sienelė, galima ir su 2 mm. Tinkamas ilgis jau padaromas taip, yra toks peilis, aišku, galima nebūtinai tuo, čia jeigu mažus darbus dirbant, tai galima ir paprastų peilių nupjauti, bet čia yra labai patogu, kirpo galas gražus. Kad galas būtų dar gražesnis, jau jį galima montuoti, bet yra va toksai peiliukas, su tuo peiliuku apeini, jisai padaro nuožulą. Bet tai nėra būtina, tai yra tik tai patogesniam darbui šitie du dalykai. Dabar bandom pajungti prie kažkokios alkūnės, standartinį, tipišką alkūnį. Vėl čia reikia, dalykas labai paprastas, bet nepadaryti klaidų. Mauni pirmiausia tą detalę ant vamzdžio, toliau sekančią, įsiskenčią detalę, kuri jėga visą darys, toliau šitą detalę. Ir paskutinė detalė eina guminis žiedukas. Dar vamzdis turi būti paviršius jo lygus, bent jau ta dalis turi būti lygus. Sakysim, jeigu jisai trintas į kažkokį betoną, į kažkokius nelygumus, tie nelygumai gali praleisti orą. Reikia, kad paviršius būtų kaip naujo. Nors tai nėra labai svarbu, bet dėl to gali būti problemos. Dabar uždedam žieduką ant pačio galo tik tai. Ir šitas vamzdis į tą detalę turi įsikišti giliai. Kiek manoma giliau, ten matosi, kiek jis įsikiša. Kišam. Opa. Įsikišo. Dabar tą detalę prispaudžiam pirštais, šitą. Ir bandom užsukti. Va. Va. Gaunasi. Ta gumytė labai stipriai apspaudžia, labai sandaru ir to užtenka, jeigu viskas daroma teisingai. Viena iš problemų, jeigu būna kokios žemės, sakysim, pakliuvę. Jeigu griuvy kokią montuoji ir ten aplink smėliukus, tai reikia nenori nuplauti, nuvalyti. Tik tai visiškai švarus sujungimas turi būti. Jeigu ten nors kiek smėlio pakliuvo, sujungimas nelaikys. Dar ant slėgio, tai dar pusė bėdos, jis ten truputėlį vandenį praleis, bet geriau, kad nepraleistų. Bet ant pasiurbimų tai bus 100% brokas. Toliau. Patikrinam, ar gerai sujungėm. Galima va tiesiog per jėgą palupti, turi laikyti. Vienas iš tokių dalykėlių, jeigu net atsukus jisai, aš pabandysiu parodyti, kaip atrodo blogas sujungimas. Įkišiu tik patį galiuką, kartais žmonės sako, viskas gerai padaryta, o sujungimas nelaiko.
sujungimas nelaiko, jeigu būna nedakištas vamzdis. Va, pabandysiu. Tai yra tipiška klaida labai dažna. Va, užsuku, lyg ir viskas gerai, bet dabar paimu per jėgą. O, trupužiukas laiko. Nu, nepasiseka, bet labai dažnai per šitą. Jeigu laiko, bet kokiu atveju pageidautina va jį sukišt giliai. Būna kartais šiek tiek tik pajudini ir pasileidžia. Viskas, reiškia, jisai netinkamas. Dabar pabandysiu parodyti, kaip siurblys paleidžiamas. Šiuo metu siurblys yra pilnai paruoštas darbui ir jį reikia sugadinti. Reikia, kad šitoj dalyje atsirastų oro. Kad tas yra šiuo atveju galima naudoti tik tai rudenį. Sakysim, jeigu čia vasarinis variantas, siurblys pastatytas aukštai, tai jisai žiemą užšaltų. Kad neužšaltų, tiesiog leidi įeiti orui, vanduo nukrenta į kokį tą lygį. Ten keli metrai žemiau žemės paviršiaus, kur vadinamas vandens horizontas. Ir problemų jūs neturėsit, jis neužšals pavasarį vėl paleisti iš naujo. Siurblį, aišku, irgi iš siurblių irgi reikia man išleisti. Tai dabar va, atpalaiduoju, jis turėtų pasiurbti stipriai, pašnypšti. Čia toksai negerą darbą darau, bet grynai dėl mokslo. Nu, va, viskas. Tuščia trasa, vandenėlės išbėgo ir dabar pademonstruosiu, kiek reikia pavargti, vėl jį paleisti. Jis nepasileidžia lengvai. Tai, kad čia būtų lengviau kampus pagauti, aš uždėjau tokią lankščią šlangą. Ja tikrai galima naudoti. Tai kažko dabar reiks pavargti. Aš kaip rodžiau, guma, gumelė ant šito. Dabar ta dalis. Nesijuokit, kad man sunkiai gaunasi. Čia iš tiesų nelabai patogu. Sugadinau sujungimą. Va, atrodo jau pavyko. Va, po truputį. Va, suku. Ir vamzdį reikia, dakišau iki galo, kaip rodžiau, viskas. Panašu, kad aš tą sujungimą padariau. Čia yra labai svarbu, čia va tie visi sujungimai, jų turi būti kuo mažiau. Kiekvienas sujungimas yra rizika pasiurbti orą. Taip, kad visi pavyniojimai turi būti arba pakolom, arba tuo sintetiniu šniūru, arba juostele. Bet visi šitie sujungimai yra labai svarbus, turi absoliučiai negaudyti oro. Jei tai padarysi, tai visa sistema dirbs metų metais ir nebus jokio vargo. Čia, jau kaip sakiau, siurblys irgi pajungtas per tą vožtuvą. Dabar pabandysim užpilti. Atsuku, sistema tuščia, nežiūrint, kad ten kiti sako, pūslė yra vandens. Taip, bet ji nepadeda paleisti. Dabar bandysiu paleisti, turėtų pasileisti iš kokio gal 5 karto, pavargti reikia. Va, pilu. Čia nekenktų atsuktą drenažinį, bet nebūtina. Bandysiu neatsukdamas. Neatsukdamas išleisti orą. Dabar šitas siurblys turi siurbti šią orą, tiek išsiurbti orą, kad pakiltų vanduo iki siurblio, pradės eiti siurblys į oras šitą. Vanduo į siurblio vidų ir pradės funkcionuoti tą sistemą normaliai. Dabar jis yra pilnas oro ir reikalas yra pakelt. Oi, va. Šiek tiek nepavyko, tai čia normalu biskį pasinaudyti. Dabar nieko, bet žiemą būna labai smagus darbas. O, gerai.
Geriau, kai yra jungiklis. Nu, čia šiuo atveju tik rozetė. Pabandysiu. Taip, pagrindinis darbas. Užkiši ranką, delną ir įjungi siurblį. Jis bando dabar siurbti orą iš ten. Dirba visai gerai, kadangi yra pilnas vandens. Reikia po truputį ir orą išleidinėti. Va tokiais spindžiuoja. Palaukim. Jokių būdų neatsuk, nepaleis pilnai, jis niekada nepasileis. Va tokiais pasirbimais. Kantrybės čia, sakau, tą operaciją reikės kartuoti galbūt 5 kartus. Va. Va, oras eina dabar ir kol kas jį reikia išjungti. Dabar vėl užpilu vandens, vėl kartuosiu tą pačią operaciją. Nereikia bijoti tą operaciją kartot, kad ten iš pirmo, antro karto nepasileidžia, galvoju, jau čia kažkas blogai. Tai yra normalu, čia yra toks niuansas šito darbelio. Nu ir vėl. Šitas siurblys senas, jis jau, aš jį buvau net išmetęs namuose, man pasirodė, kad jis sugedo, ten pasirodo kitas dalykas buvo, blogas vožtuvas. Aš jį dabar vėl naudoju, bet jis puikiai dirba. Va. Visada norisi, kad jis pasileistų greičiau, bet dėja tenka pavargti. Kiti naudoja, išveda trumpą šlangą tiesiai į vandenį. Pamerkia iki galo, kaip tiksliai tą darbą daryti ir aš nežinau. Tai yra, nu, man taip gaunasi. Ir aš negaliu sakyti kategoriškai, kad tik šitaip reikia daryti. Va, kas buvo, vėl iš čia. Varytas oro, vėl reikia vandenėlių. Smagus darbas, sėdi sau ir žaidi. Šito darbo visiškai nemoka net aukščiausios kvalifikacijos santechnika. Jie pradeda aiškinti, kad vožtuvas ne vietoj, kai čia negali pasileisti, kad čia taip negalima daryti. Tai va, kuo protingesnį santechniką įsikviesi, tuo jis aiškins kažkokias pievas. Čia tiesiog kita sistema, santechnikai prisimės. Va, viskas. Va, žiūrėkit, paleistas gręžinys. Viskas, važiuoja. Dabar užsukiu kraną, įsipildo hidroforas ir jisai sustos. Va, koksai darbelis, kaip sakiau, kokius 4 kartus teko tą dalyką pakartot, kol pasileidė. Ir nereikia bijoti, čia tiesiog užtrunka laikas šis dalykas. Bet malonumas už tai viskas. Dabar išgręžinau, vanduo bėga. Ir jeigu šita dalis yra, čia gali būti kažkur, jeigu bus nesandaru, tai lašės pamažu, čia ne tragedija. Bet šita dalis turi būti ideali. Jeigu bus menkiausias pasirbimas, netgi dabar, jeigu aš čia kažką padariau ne taip, tai siurblys po kiek laiko, jisai oras čia atsiras, jisai nepasiurbs ir nepasileis. Todėl vienas iš tokių dalykų atsiminkit. Kai paleidot šitą sistemą, kol ji neišbandyta, sakysim, pasileidžia, vanduo bėga, va dabar asukščiau, bėga, viskas gerai, bet jo negalima palikti vieno. Pabuvo, ten, sakysim, pusvalandį, valandą pasižiūrit, bėga.
pasižiūri, jokių būdų jisai gali, jeigu vanduo kažkur nesandarus, jisai išeis ir jis dirbs be apkrovos sausas siurblys, taip galima sudeginti siurblį. Tai va, geriausia jį paleidai į vandenį, už kokios valandos vėl paleidai iš krano, kad bėgtų vanduo per tą galą ir išvažiuodamas kur nors būtinai išjungi elektrą. Ateini kitą dieną, vėl įjungi, jeigu viskas tvarkinga, turi pasileisti. Jei netvarkinga, operaciją kartoti ir ieškoti, kur čia klaida. Kažkur, reiškia, blogai padaryta. Visiškai pasitikėti siurblių galima tik tai po kelių tokių eksperimento dienų, nes jeigu jį vieną paliksi, kartoju, atsuks kažkas vandenį, jisai pradės tuščias dirbti ir sudegs. Todėl jam negalima leisti tuščiam ilgiau kaip kelias minutės dirbti. Nu, turbūt viską papasakojau. Ačiū.